Trečiai serijai pamaniau pakviesti, apleistų vietų legendą. Žmogų, kurio jūs labiausiai prašėte komentaruose – Paulių Samošką. Jis seniai nebetyrinėjo apleistų vietų, bet sakė, kad to buvo ganėtinai pasiilgęs, todėl kartu nusprendėm aplankyti apleistą ligoninę. Neįsidrėskė kažkur? Sveikas. Tai buvusi Anykščių ligoninė. Šalia senos, medinės ir kultūros saugomos ligoninės buvo ir milžiniškas sovietinio stiliaus pastatas. Jame tik įlipus, be koją sveriančių stiklų, mus pasitiko ir smeigiantis šaltis. Čia tikrai galima kokį siaubo filmą pafilmuoti. Vien tas, kad žinai, kad tipo ligoninė. Tai jau 100% buvo. Šiaip ligoninė aš pirmą kartą apleistoju. Tai gan šiaip įdomiai. Ir fainai, kad nėra jinai tokia nuvandalinta. Vaikštinėjom gan drąsiai, radom visokių daiktų, netgi vaistų, neišpakuoto medicininio inventoriaus, besimėtančių dokumentų, švirkštų ir daugiau senų ligoninės daiktų. Čia jau bomžiukas koks tai buvo įsirengęs. Man visada kažkodėl labiausiai kreipi būna batai. Tada gali įsivaizduoti, kad žinai, buvo žmogus ligonis. Ligonis. Pametė batus, numirė. Bet čia gal mėgos dar šiandien. Gal tu? Čia jau benamio aiškiai kambariukas, kamurkė, vyno gėrimas, viską. Šiaip prieš eidamas į tokias vietas padarau visą laiką labai didelę klaidą ir nepasidomiu daugiau apie tą vietą. Jau kelis dešimtmečius apleistoje ligoninėje mėgsta apsigyventi benamiai, narkomanai visokie ir nelabai legalaus gyvenimo stiliaus žmonės. Pavyzdžiui, prieš kelis metus čia buvo rastas žiurkių apgriaužtas benamio lavonas. 2019 čia atklydęs vyras sukėlė gaisrą ir vos nežuvo. Tais pačiais metais ten, beslampinėję paaugliai, buvusioje palatoje rado dar vieną negyvo vyro kūną. Tai turbūt nėra pats jaukiausias pastatas pasivaikščiojimams. Rūbai nurašymui. Ligonėms kitaip tariant. Dėk tą savo treningą čia. O, tualetas personalui, gražus užrašas. Bet mane labiausiai sužavėjo, man atrodo ir Paulių, tai vis dar išlikęs operacinio kabineto apšvietimas. Tokius buvau matęs tik vaizdo įrašuose apie Černobylį ir Pripetės miestelį. Arba iš nerealių vaizdelių užsienio forumuose, ko Lietuvoje dažniausiai nepamatysi. Oho. Kaip Černobylį kokiam. Čia atrodo, kad ir degęs būtų tas kambarys ne kartą. Tokių lempų niekada nesu matęs. Aš irgi. Nu, realiai tik tai nuotraukose Černobylį.
petį, kur tos ligoninės būdavo. Nereik dantų pasitikrinti. Tai kaip yra, čia tipo kaip operacinė. Ai, operacinė čia? Tai gal mini operacijas koks darydavo. Ten, kur gali pats atvaryti, kur nereiks lovą atvežti. Dar viens geras kambariuks. O, čia jau turbūt tikra ne stomatologų buvo. Aš visiškai netikėjau, kad čia bus. O, žiūrėk, koks pakilimas. Pagalvojau, kad mes dar nebuvom užlipę į Palėpį, jaučiu. Į Rūsį dar nespėjom, bet gal į Palėpį. Arnezas. Nu, bandysiu. Kas gera? Šiaip, taip. Palėpė nieko gero. 4 daiktą. Žirklis. Man įdomu, kas čia per daiktas yra. Kažkokia pompa. Troškūnams tarsi miražas kažkas. Vamsdelį, tubelės. Bet čia Rūsį kaip ir nemačiau. Gal dar surasi? Gal pagaliau radom Rūsį. Varom ieškoti Rūsiaus, katro labiausiai norėtų šiandien. Galėtų būti šarvojant salę Rūsį. Įlindom į Rūsį, bet ne to tikėjomės biškį. Tikėjomės biškį didesnį. Gal bus dar koks įėjams. Akcija.
Aha. Tenas. Kadangi jau greitai temsta, ten ilgai neužsibuvom. Kaip kokie 2 ligoniukai išsirašėm iš ligoninės ir patraukėm į skirtingas pusės. Paulius į Vilnių, o aš į Klaipėdą. Ačiū, kad žiūrėjote. Komentaruose būtinai padėkokite Pauliui, kad vyko kartu apsižvalgyti. Taip pat pasidalinkite, ką dar norėtumėte pamatyti su manimi einant į apleistas vietas. Būtinai ant šio video paspauskite mygtuką patinka ir nepamirškite prenumeruoti mano kanalo. Tai didžiausia pagalba. Iki kito karto.